Taip, o dabar ant scenos pakviesiu įmonės Nortal Jurgitą Tilingaitę, Senior Talent Partner at Nortal, su tema Karjera 4.0 ar tikėtis aiškaus chaoso. Sveiki, Jurgita. Sveiki visiems, smagu jūs čia matyti. Dabar pietų metas, tai tikiuosi, alkis jūsų nekankins ir pasiklausysite, ką aš čia turiu papasakoti. Tai taip, šnekėsim apie jūsų karjerą šitam pasaulyje, koks jis yra šiandien ir galbūt koks jisai bus rytoj. Taip, pirma, trumpai apie mane. Esu Jurgita, aš esu psichologė. Dabar dirbu programinės įrangos kompanijoje Nortal. Dirbu talentų partnerė. Iš esmės visą savo gyvenimą aš dirbu su personalo ir talentų paieškom, atrankom ir vertinimais. Nortalas turi LEAP programą, kuri yra skirta žmonėms pradedantiems savo karjerą IT srityje. Aš ją kuruoju ir vadinu ją savo 4. vaiku, nes turiu 3 savo biologinius vaikus. Ir galiu drąsiai sakyti, kad bendrai šeima yra mano prasmės šaltinis, o štai žmonės ir bandymai suprasti tuos žmonės yra mano gyvenimo aistra. Taip, šis klausimas, kuogi būsi užaugęs, įtariu, kad visiems yra girdėtas. Gavote jį, kai buvote vaikai arba paaugliai, galbūt net kažkas iš jūsų atsimenate, koks atsakymas buvo į tą klausimą. Šiandien tas klausimas po truputį netenka tos prasmės, nors atsakymai į jį paprastai būna susiję su tuo, kas jūs kaip vaiką labiausiai jaudina ir atrodo vertinga aplinkai. Bet jeigu jūs įsivaizduojate, kad vaikas būdamas norite būti, tarkim, pilotu. Ir štai tampate studentu, baigiate studijas ir jau gaunate tą teisę pilotuoti lėktuvą. Einate pas darbdavį ir darbdavys sako, kad taip, mums reikia piloto, bet šis pilotas, jisai valdys lėktuvą iš papildytos realybės, iš tos augmented reality, ir jam nereikia į lėktuvą sėsti. Jisai neskris virš debesų, neskros padangių ir nepatirs tos laisvės, kurią jūs kaip vaikas įsivaizdavote, pilotai ir gyvena. Tai štai kodėl tas klausimas taip keistai beskamba dabar. Kitas dalykas yra tai, kad žmonės labai ilgą laiką gyveno tokioj linijiniai realybei, kur didžiausi pokyčiai dažnai būdavo tiesiog metų laikai, kiti pokyčiai ateidavo ganėtinai lėtai, buvo laiko pakankamai prie jų prisitaikyti, juos perprasti, galbūt netgi eigoje šiek tiek keisti. Dabar mes gyvename pasaulyje, kur viskas yra susijęs su viskuo. Pokyčiai vyksta labai greitai ir mes nebeturime laiko netgi įvertinti įvairių faktorių, kurie lemia tam tikrus dalykus. Viskas yra nebepaaiškinama vienareikšmiškai. Mes nebegalim pasakyti, kad tai įvyko dėl štai šios priežasties. Paprastai priežasčių yra labai daug ir įvertinti, kuri svarbiausia buvo, nebeįmanoma yra. Todėl mes tą pasaulį vadiname VUCA, tai yra angliškas terminas, ir mes tame pasaulyje gyvendami turime priimti tos geriausius sprendimus, tame tarpe ir sprendimus apie savo karjerą, kokia ji turi būti, kaip mes galime būti šitam pasaulyje sėkmingi. Ir čia yra kalba apie tą didžiąją karjeros transformaciją. Iš tikrųjų, jeigu eiti labai toli atgal, tai kažkada tai 19 amžiuje apie 8% visų žmonių buvo žemdirbiai. 20 amžiuje jau tik tais apie 1/3 žmonių buvo žemdirbiai, o 21 amžiuje tik 3%. Bet laiko periodas, per kurį vyko pokytis, buvo labai lėtas. Dabar mes per pastaruosius 50 metų išgyvenom daug daugiau pokyčių. Tai trumpai pažiūrėkim, kaip ta transformacija karjeros vyko. Tai karjera, vienetukas, tai įsivaizduojame, baigė jūsų seneliai, gal kažkieno tai tėvai, mokslus, buvo paskirti sovietiniai tvarkoj į, tarkim, audros dulkių siurblių gamyklą,
kantriai dirbo ten, ėjo į tas pamainas, po kokių 5, o gal ne 10 metų buvo paaukštinti iki vyresniojo specialisto, dar po kažkiek metų gavo komandą tą pamainą valdyti, na ir galų gale tiesiog išėjo į pensiją. Skamba galbūt nelabai prasmingai, bet tuo metu tai buvo gyvenimas ir tikslas to buvo tiesiog pasiekti tą pensiją, kur tada jau darysiu kažką tai, kas man yra galbūt įdomu. Bet čia po truputį pradėjo veržtis internetas. Lietuva be viso ko išgyveno dar ir Sovietų sąjungos griūtį ir žmonės nebegalėjo gyventi, kaip buvo pripratę. Reikėjo pradėti galvoti apie tai, kągi daryti, kai mano gamykla yra uždaryta. Ką daryti, kai planinė ekonomika nebeveikia ir įsigaili kapitalizmas. Žmonės ėmė kurti savo verslus, žmonės ėmė ieškoti darbo, nes reikėjo kažkaip verstis. Ir čia atsirado CV rašymas, atsirado darbo skelbimai. Aš dar labai gerai atsimenu, kaip laukdavau šeštadienio Lietuvos ryto, kur buvo didžiulės skiltis darbo skelbimų, kuriuos po tokiu principu susižymėdavai, rašydavai CV popierinius, siūsdavai juos, laukdavai darbdavių skambučių. 2000-aisiais Lietuvoje atsirado CV Online, kuris suteikė galimybę savo CV palikti ten skaitmeninį. Atsirado darbo skelbimai, irgi skaitmeniniai, į kuriuos buvo galima aplikuoti jau elektroniniu paštu. Visa tai vyko tikrai ganėtinai lėtai ir procesas darbo naujo susiradimo buvo ilgas. Bet tada atsirado socialiniai tinklai. Aš įtariu, kad labai didelė dalis jūsų jau net neturite savo CV, nes turite LinkedIną, CV nebereikalingas yra. Ir čia yra mūsų karjeroje, kurią mes dar visai nesenai visi išgyvenome, buvo apie tai, kad svarbiausia yra tavo darbinė patirtis. Apie tai, ką tu dirbdamas darbe padarei. Kokį projektą įvykdai, kokius tikslus pasiekei, galbūt ko išmokai. Ir dar be viso ko atsirado ta vadinamoji gig ekonomija, kai tokios kompanijos kaip Boltas, Voltas, Uberis, Airbnb suteikia galimybę užsidirbti papildomai, be jokių įsipareigojimų kompanijoje, kas iki tol buvo visiškai nesuprantama. Buvo vertybė ilgų metų darbo vienoj kompanijoje. Čia ta vertybė labai stipriai krenta ir jinai netenka prasmės. Taip, ir tada mus ištiko pandemija, dar tikiuosi nepamiršote, čia jau 4 metai beveik atgal, kai jį prasidėjo, ir atsirado ta galimybė dirbti iš bet kur. Bent jau tikrai dideliai daliai žmonių, būtent specialybių. Žmonės neteko darbo ir paskaičiuota yra, kad Amerikoje apie 40% tų žmonių, kurie neteko darbo, jie pakeitė visiškai savo veiklos sritį. Na, tai yra padavėjai, nebegalėjo dirbti restoranuose, jie tapo programuotojais, manual testuotojais ir panašiai. Ir čia mes turime akcentą jau į jūsų turimus įgūdžius, apie tą gebėjimą iš padavėjo tapti programuotoju, prisitaikyti prie staiga visiškai totaliai pasikeitusios situacijos. Ir prisitaikymas yra susijęs su tuo gebėjimu mokytis. Mokytis visą jūsų likusį gyvenimą. Be viso ko, dabar, galima sakyti, prieš 3 mėnesius jau, mes dar susidūrėme su dar vienu nauju dalyku, kaip dirbtinis intelektas, artificial intelligence, kuris sugebėjo pakeisti, kaip mes dirbame, ne per metus, bet per tuos 3 metus. Aš įtariu, kad gal yra tarp jūsų žmonių, kurie jau pasibandė ir kurie parašė vieną kitą elektroninį laišką su ChatGPT pagalba per minutę, vietoj to, kad būtumėt pusvalandį praleidę tą darydami. Taip, tai svarbiausia yra jūsų įgūdžiai. Tai kokie tie įgūdžiai yra svarbus? Humoras kaip įgūdis, kaip gebėjimas yra taip pat labai svarbus žmonių karjeroje. Ir jis gali būti tobulintinas. Tai pradėkime nuo to gal, kad taip, mes visi turim kažkokių įgūdžių, bet ar visus juos vertina potencialūs darbdaviai? Turbūt ne. Turbūt to memo įgūdžio retas darbdavys, kuris įvertintų, taip? Tai
lengviausia man kalbėti apie tai yra, ką mano kompanija vertina. Nortalas. Tai mes tikrai nepasamdysime žmogaus į Java programuotojo rolę, jeigu jisai nemoka programuoti. Tai yra būtina. Tačiau iš visų programuotojų, kurie moka Java kodą rašyti ir rašo jį pakankamai gerai, mes pasirinksime tuos kandidatus, kurie yra pasiryžę sunkiai dirbti ir pasiekti rezultatų. Pasirinksime tą, kuris sugeba laikyti savo pažadų, sugeba dirbti komandoje, joje bendradarbiauti, susitarti su kolegomis, padėti kitiems. Na ir paskutinis, labai svarbu, kad žmogus prisimtų tą atsakomybę nuolat mokintis. Tai yra augimas ir tai, kaip atrodė žmogaus karjera mūsų kompanijoje, o galbūt už mūsų kompanijos ribų, priklauso tik nuo jo. Tai mes manome vienaip, o dabar noriu, kad pasiklausytumėte tokios trumpos kalbos Yuval Noah Harari, tai yra istorikas, žmogus parašęs ne vieną bestsellerį, tokius kaip Sapiens, Homo Deus, ir jis yra dažnai kviečiamas į didžiulės konferencijas, tokias kaip Davosas, sakyti kalbas. Ir čia viena iš jo kalbų, iš praeitų metų rudens Nordic Business Forumo. The most important skills for surviving and flourishing in the 21st century are not specific skills like computer code. Instead, the key skill is how to keep mastering new skills throughout your life, even in your 50s or 60s or 70s. Similarly, we will need to learn not specific information. Nobody knows what specific information we will need next year or in 10 years. But the really important skill is how to look for new information, and even more importantly, how to tell the difference between reliable and unreliable information. All this will require a lot of mental flexibility. And a big question is whether humans have this mental flexibility. Do we have what it takes to survive in the 21st century? Tai jeigu trumpai, Hararis sako, jog svarbiausi dalykai, norint išlikti 21 amžiuje, yra gebėjimas mokytis visą gyvenimą, nesvarbu, kiek tau metų yra, gebėjimas rasti informaciją ir sugebėti ją įvertinti. Na ir paskutinis, kuris yra čia svarbiausias, tai yra gebėjimas būti lankščiu, gebėjimas prisitaikyti prie visų tų naujovių, kurios mus ištinka VUCA pasaulyje. Tai klausimas jums, kiekgi lankstus esate? Tai yra klausimas visiškai apie jūs kaip žmogų, kaip asmenybę, ir atsakymas į jį gali ateiti tik per savianalizę, per geresnį savęs pažinimą, savęs supratimą. Kad būtų tą padaryti lengviau, duosiu jums vieną modelį, kurio pasinaudodami galėsite tą analizę pradėti. Aš tikiu, kad gal esate jau darę, bet tai bus toksai frameworkas naujai analizai. Tai yra Carol Dweck, tai yra psichologė iš Jungtinių valstijų, kuri ilgą laiką analizavo žmonės, norėdama suprasti, kodėl vieni yra sėkmingi, o kiti nesėkmingi. Ir jinai priėjo prie išvados, kad iš esmės yra du tipai žmonių. Vienas tipas yra žmonės, kurie turi fiksuotą mąstymo stilių, kiti žmonės, kurie turi augimo mąstymo stilių. Fiksuoto mąstymo stiliaus žmonės yra tie, kurie mano, kad, na, aš esu štai toks ir jau čia nieko nepadarysi. Imkit mane ir naudokit, bet aš nieko čia pakeisti negaliu. Esu arba protingas, arba kvailas. Jeigu aš susiduriu su kažkokiais iššūkiais arba kliūtimis, vengiu jų, nes tai gali sukelti man nesaugumą, aš galiu pasirodyti kvailas, nes sufeilinsiu. Jeigu kažkoks darbas reikalauja pastangų įdėti, aš sakau, ne, čia tikrai ne man. Darau tik dalykus, kurie man organiškai, natūraliai gerai sekasi, o grįžtamą į ryšį toks žmogus paprastai vertina kaip asmeninį žaidimą. Tuo tarpu žmonės, kurie yra augimo mąstymo stiliaus, tai yra tie žmonės, kurie sako, taip, aš šiandien esu toks, bet rytoj aš galiu būti geresnis.
Aš galiu pasikeisti. Aš galiu įveikti kliūtis, įveikti kažkokius challenge'us ir pasižiūrėti, kur ta mano gebėjimų riba yra. Ir tas ribas imti ir praplėsti. Jeigu kažkoks darbas reikalauja pastangų, tai yra volia. Vadinasi, aš dėdamas pastangas galiu tapti specialistų tos srities. Tik taip aš pasieksiu to mastery angliškai, taip. O kritiką šitie žmonės priima kaip galimybę atrasti naujas vietas, kur aš dar galiu tobulėti, kur dar man kažko trūksta, kad aš būčiau tas meistras tam tikrų dalykų. Tai čia yra apie mąstymo stilius. Galbūt jau dabar pabandėte priskirti save vienam iš tų mąstymo stilių. Greičiausiai nesate tie kraštiniai variantai tų mąstymo stilių. Ir tikiuosi, kad supratote, jog VUCA pasaulyje, tame šios dienos pasaulyje, kur viskas susijęs su viskuo, svarbiausia yra augimo mąstymas. Svarbiausia būti tuo žmogum, kuris į dalykus, į galbūt potencialias nesėkmes, kurios ištiks bandant įveikti iššūkius, žiūrite pozityviai. Kaip mano viena pažįstama pasakė, kad sėkmė tai yra nuolatinis susidūrimas su nesėkmėmis, neprarandant entuziazmo. Tai žmonės, kurie turi tiek augimo, tiek fiksuotą mąstymo stilių, nuolat patiria nesėkmes, tik tais jie skirtingai jas reaguoja. Tai dabar sekantis slaidas, kurį jau matėte, bus apie keletą metodų, kurie gali padėti žengti link augimo mąstymo arba jį tiesiog tobulinti toliau. Taip, tai pirmas metodas yra fokusuokis į procesą. Čia yra žmogus, Neringa Vaitkutė, su savo knyga Klampynių kronikos. Tai yra žmogus, kuri yra biologijos mokytoja Lentvario mokykloje. Ji pradėjo rašyti, būdama paauglė, tada nesustojo rašyti ilgą laiką, ieškojo žanro, kuris jai liptų, pradėjusi auginti vaikus, pradėjo tas savo parašytas istorijas jiems skaityti, jas išgirdo jos aplinkiniai žmonės, paskatino ją atiduoti savo rašliavas į leidyklą ir 2013 metais ji išleido savo pirmą knygą, būdama 39 metų. Ir iš karto gavo apdovanojimą geriausio debiuto. Dabar jinai išleidusi yra 11 knygų, bet toliau dirba mokytoja. Kitas metodas yra imkis veiksmų ir nueik tą ekstra mylę. Jeigu nedarysi, niekas už tave nepadarys. Liudas Mažylis yra chemijos profesorius. Su istorija jis neturi nieko bendro. Jisai girdėjo tas kalbas apie tai, jog, yra dingęs Lietuvos nepriklausomybės aktas, būtų visai smagu jį atrasti, čia Lietuvos šimtmetis artėja. Jisai istoriją domėjosi tiesiog laisvalaikiu. Ir jisai besidomėdamas atrado informaciją, kad gali būti tas aktas kažkur Vokietijos archyvose. Jis nebuvo pirmas, kuris apie tai pasakė, kuris apie tai pagalvojo, bet jisai buvo pirmas, kuris pasiskambino į Vokietijos archyvus, tai yra padarė tą veiksmą, paprašė tam tikrų dokumentų peržiūros, tada nusipirko autobuso bilietą, nuvažiavo realiai į Vokietiją ir per 3 dienas atrado tą aktą, kuris buvo pamestas 99 metus ir 9 dienas. Ir paskutinis metodas apie numatyk konkrečius tikslus ir būk pasiruošęs juos nuolat peržiūrėti. Andrius Tapinas. Žurnalistas, visuomenininkas, kaip jisai pats sako, jau 11 klasėje žinojo, kad jisai nori būti telike. Tiesiog. Labai konkretu ir aišku, aš noriu būti tas žmogus, kurį atpažįsta gatvėje, nes jisai nuolat šmėžuoja televizijoje. Tai jisai pasiekė. Tik nutiko taip, kad vieną dieną jo laida Pinigų karta buvo tiesiog išspirta iš Lietuvos televizijos, net nepaaiškinant priežasčių, kodėl jos nebereikia. Ir ką jis padarė? Aš noriu būti telike. O tai telikas būtinai turi būti tas standartinis televizorius, toj dėžutėj, o jeigu televizija būtų internete ir dar žmonės už ją mokėtų Lietuvoje ir būtų išlaikoma žmonių, kurie remia ją. Ir jis tą padarė.
Ir dabar Laisvės TV yra YouTube kanalas, didžiausias lietuviškas YouTube kanalas, iš esmės išlaikomas lietuvių. Ir paskutinis akcentas. Apie tai, kokią galią gali turėti mums kalba. Kad, na štai, sėdime kartais ir galvojame, ne, aš nesugebu šito dalyko, man nepavyksta šitos problemos išspręsti. Bet kaip gali pakeisti visą jūsų mąstymą ir pastumėti link to augimo mąstymo, tokie du žodeliai, kol kas. Aš nesuprantu šitos problemos, kol kas. Aš nesugebu išspręsti šito uždavinio, kol kas. Tai pabandykite, gal suveiks ir jums ir paskatins judėti į priekį ir nesustoti. Na ir apie tą chaosą. Taip, tas mūsų pasaulis VUCA, kur viskas su viskuo susiję, atrodo maždaug štai taip, kaip sankryža kažkur Azijoje, kur nieks nesupranta, kur ten kas juda, bet gerai įsižiūrėjus mes galime matyti, kad automobiliai sugeba kirsti tą sankryžą. Jie sugeba iš vienos gatvės pervažiuoti į kitą gatvę. Tai iš tikrųjų taip ir žmonės šitam VUCA pasaulyje sukasi va tokioj sankryžoj, kur savo drąsa, savo noru bandyti ir galbūt klysti, sugeba kirsti sankryžą ir pasiekti savo karjeros, savo savirealizacijos ir kitų svarbių dalykų. Taip, tai aš esu Jurgita. Čia yra mano LinkedIn profilis, susijunkime ir bendraukime, o jeigu norite gyvai pasikalbėti, tai galime susitikti Nortalo stende. Tai ačiū Jums uždėmesi. Taip. Sveiki, apie fixed ir growth mindset kalbėjau. Tai man įdomu pasidarė, o kur naudingas fixed mindsetas būtų, nes jeigu jau lygina kažkas, tai matyt kažkur ir to nauda yra, kur būtų galima jį panaudoti. Čia turbūt reikėtų kalbėti žmogaus lygmenių apie fixed mindseto naudą. Tai tau tiesiog yra saugu. Tu nekeli savo iššūkių, pavyzdžiui, pasirodyti kvailu ir tai socialinė situacija pasirodyti kvailu yra labai nemaloni. Tu tada nesusiduri su klaidomis, nes tu tiesiog nieko nedarai greičiausiai. Ir tokiu būdu tu labai saugiai, galbūt labai neįdomiai, galbūt labai, karjeros prasme ganėtinai žemam laiptelėje esi, bet tu esi labai saugus. Prašau. O iš darbdavio, kaip žiūrėti šitas dvi pusės? Tai iš darbdavio pusės žiūrėti, garantuotai vertė yra augimo mąstymo žmonių. Paprastas dalykas, kad taip, mes dabar pasamdom, pavyzdžiui, programuotoją, bet ar mums reikės po 5 metų programuotojo? Ir galbūt mes nenorim samdyti kaip darbdavys naujo žmogaus, bet mes norim tą žmogų mokinti, kad jisai žengtų galbūt šiek tiek į kitą sritį arba pakeistų savo darbo principus tam tikrus. Ir tam reikia būti to grow mindseto, tau reikia susitaikyti su tuo, kad tau reikės keistis, tau reikės mokintis ir tik tais taip tu galėsi ateityje toliau turėti darbą. Bet tai reiškia, kad darbdavys nurašo tas pirmuosius? Manau, kad ne, nes ne visi darbdaviai tokį turi pasirinkimą, kad gali nurašyti kažką tais. Ypatingai jau kalbėti apie IT sritį, tai žmonių mums labai trūksta. Jų tiesiog nėra turinčių tų kompetencijų, kurių reikia darbui. Tada tos kompetencijos, kurios yra labiau tos softinės, kaip gebėjimas mokintis, gebėjimas prisitaikyti, bendradarbiauti, jos kol kas yra svarbios, bet ne visi jas gali akcentuoti ir sakyti, kad aš tavęs nesamdysiu, nes netinki mums kultūriškai, pavyzdžiui. Nortalas, mes iš tikrųjų, nežinau, mes tikrai samdome žmonės pagal savo tą culture deką, kur yra tam tikri dalykai. Tie žmonės, kurie su fixed mindsetu yra, tai aš nežinau, sritis gal kokia nors tokia saugesnė tokiam žmogui būtų koks bankas, kurie tiesiog turi labai daug legacy sistemų, visokių ten frameworkų senučių ir jiems reikia žmonių, kurie prižiūri tuos dalykus, taip? Tai ten greičiausiai sėdi tie žmonės, kurie yra fixed mindseto. Bet jie dabar turėtų jaustis irgi labai nesaugus, nes tos sistemos, kurios yra jau ten 40 metų senumo, jos bus pakeistos. Ir tu turėsi kažką daryti. Neišvengiamai visi yra stumiami į tą grow mindsetą.
Kalbėjote apie dirbtinį intelektą ir dabar kalbama, kad daug profesijų ir darbų išnyks. Tai kaip manote, kurios pirmiausia dabar 21 amžiuje ir kurios apskritai išnyks, nebebus? Labai sunku prognozuoti, nes mes kol kas nieko konkrečiai ir aiškiai nežinome. Turbūt vienas toksai žmogus LinkedIno, Jan Tengdze, jisai yra rekruiteris, gerai pasakė, kad išnyks galbūt ne pačios profesijos, bet tie žmonės, kurie nedirba su artificial intelligence, bus pakeisti žmonių, kurie dirba. Tai čia bent jau ta pirminė stadija bus tokia. Tai nesvarbu, ar tu esi copywriteris, tai yra tas, kuris tekstus rašo ir už tave gali laisvai rašyti tekstus AI, bet jeigu tu sugebė jį integruoti į savo darbą, jį pritaikyti, tai tu turėsi toliau tą darbą. Tas, kuris to nesugeba, greičiausiai bus išstumtas. Ačiū. Sveiki, ačiū už pranešimą. Tai jūs paminėjot, pavyzdžiui, savo cultural deck, fixed and growth mindsets. Tai kokiais metodais jūs, pavyzdžiui, atsirenkat būtent tos žmonės arba juos įsivertinat, kurie atitinka tą jūsų cultural deck? Kol kas labai paprastai. Tai yra interviu su žmonėmis apie jų darbinę patirtį, apie jų nuostatas ir per tai suprantame, kokie tie žmonės yra. Tai nėra labai sunku suprasti. Aš manau, kad jeigu jūs pagalvotumėt apie savo draugus, apie kolegas, jūs ganėtinai greitai juos priskirtumėt vienam iš tų mindsetų. Tai tas nėra labai kompleksinis dalykas. Daug sunkiau yra išeiti iš fixed mindseto ir judėti link grow mindseto. Taip, atsakė irgi, ar ne? Tai kol kas, man atrodo, mes baigiam dar...